Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus ir Laudato Si, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Izraelio karas prieš Hamas. Kas naujo, profesoriau? Labas ir sveiki atvykę į kitą Kas naujo profesoriaus seriją. Sveiki, Valteri. Sveikas, Martinai. Ar čia atvaizdas to, kas vyksta su mumis? Na, atrodo įdomiai. Pažiūrėkime, kur tai mus nuves. Taip, gal rami jūra ir tiesiog sklandus plaukimas, ramus vandenis. Tau patinka sklandus plaukimas? Mums reikia melstis. Aš ir taip manau. Dangiškasis Tėve, ačiū tau už visas nuostabes tiesas, kurias įdėjai į tavo žodį. Padėk mums įsigilinti į jas ir atrasti visus nuostabius brangakmenius, kuriuos ten įdėjai. Ir sudėti juos į tokią perspektyvą, kad galėtume iš to pasimokyti. Mes to prašome Jėzaus vardu. Amen. Mes pavadiname tai gyvais palyginimais. Norime pakalbėti apie vieną konkretų, tiesiog sukurti foną. Manau, kad galime pažvelgti į keletą įgyvendintų palyginimų Biblijoje. Apskritai apie Bibliją, Martinai. Ar kada nors skaitei tokią knygą kaip ši? Ne. Neįmanoma perskaityti kažko panašaus, nes perskaitai istoriją ir skaitai po 3 savaičių dar kartą ir ji visiškai kitokia. Tai kitokia istorija. Gerai, jei paimsite bjaurioji Penny iš savo lentynos ir perskaitysite, vadinasi, jums to pakaks likusius 50 metų, nes kai skaitysite, ji bus lygiai tokia pat, kaip ir praėjusi kartą. Galite užmiršti, ką ten sako, bet galiausiai tai bus lygiai tas pat. Bet ši knyga, kas rytą, nauja. Ir ta pati eilutė, kurią skaitėte vakar, kaip sakai, rytoj nepasakys to paties, nes kontekstas bus kitoks. Galite skaityti Bibliją kaip istorinį pasakojimą. Tiesiog perskaityti, pasidėti ant lentynos ir pasakyti, gerai, atlikta. Jūs galite skaityti Bibliją kaip pranašišką knygą. O tada, žinote, žmonės visada klausia, kiek Biblijos procentų yra pranašystė? Visa Biblija. Kiekvienas sakinys yra pranašystė. Kiek istorijos? Taip pat visa. Kiek yra išganimo? Taip pat visa. Tai tiesa. Taigi viskas yra 100% pranašystė. Jei nerandate pranašystės kiekviename sakinyje, turite ją skaityti dar kartą. Ir jūs galite tiesiog nuspręsti, kaip norite skaityti Bibliją. Galite skaityti ją, kaip aš sakiau, kaip istorijos knygą, galite skaityti kaip pranašysčių knygą ir kaip galvosūkį. Žmonėms patinka žaidimai tokie kaip užduotis ir panašiai. Na, nėra geresnio užduočių žaidimo. Pabandykite išsiaiškinti, kur kas tinka ir kaip tinka. Ir tada galėsite tai skaityti žiūrėdami į įgyvendintus palyginimus. Jėzus mokė palyginimais taip, kad jie suprastų. Ir jis pasako, kad jis pamokslaus palyginimais. Taigi jis pradėjo palyginimus tik tada, kai atėjo. Ar anksčiau nebuvo palyginimų? Ne, jis turėjo daug palyginimų. Visa Biblija, jo prigimtis, taip su jumis kalbėti, kad pažadintų ką nors jūsų mąstymo modeliuose, kurie gali snuduriuoti. Tuo tarpu, jei pasakytumėte asmeniui,
tiesiogiai jis susierzintų, atstumtų ar dar ką nors. Bet jei pažvelgtų į palyginimą, jie galėtų susimastyti, ką tai gali reikšti. Gal mums tiesiog reikia paaiškinti, ką reiškia posakis gyvas palyginimas. Na, tai tarsi įvykio pavaizdavimas, bet palyginime yra paslėpta prasmė. Taigi tai tikra gyvenimo situacija, bet ji rodo kažką didesnio. Taip, gerai, kartais palyginimas yra Dievo nurodymas atlikti tam tikrą teatro veiksmą, kaip pavyzdį. O kartais kur kas įdomiau, kai tai įrašoma į žmogaus gyvenimą. Taip, nes tas žmogus vis dar turi laisvą valią. Jis turi laisvą valią, bet įgyvendina istoriją ir gyvenimą. Taigi, paimkime Danielių. Jei perskaitysite Danieliaus istoriją, tai gali būti tiesiog istorinis pasakojimas. Danielius, ir žinote, vaikams įdomu, Danielius liūtų duobėje, ar yra didesnė tikrovė toje istorijoje? Arba paimkime Dovydą ir Galijotą. Ar Dovydas tiesiog nužudo Galijotą, ar tame yra didesnė tikrovė? Ir kaip visa tai dera? Taigi, pateikime keletą tokių istorijos pavyzdžių Biblijoje, o tada norime aptarti konkretų. Tiesa. Taip, mes kažko siekiame. Gerai, taigi įgyvendinti palyginimai. Yra Abraomo ir Izaoko istorija. Pradėkime nuo to. Yra daug aspektų apie šiuos konkrečius asmenis, Abraomą, Izaoką, Ozėją, Danielių, Ezechielių, visus juos. Jie ne tik yra tikro gyvenimo žmonės, jie ne tik gyvena tikrus gyvenimus, bet ir yra įgyvendinti palyginimai. Taip, ir kartais šie palyginimai, kaip mes minėjome, yra įrašyti į patį jų gyvenimą, o ne tik spektaklio nurodymai. Taip, tai nėra tiesioginis nurodymas. Dievas jiems sako, taip turi būti, o tada tokia pamoka žmonėms. Jei paimsite Abraomą ir jo gyvenimą, jo tikrąją gyvenimo istoriją, jis turėjo išeiti iš žemės ir jis turėjo atsiskirti nuo savo šeimos. Jis turėjo išeiti į kitą šalį, kurioje buvo svetimtautis ir niekada nieko neturėjo. Jis išvyko į Egiptą, grįžo iš Egipto. Visos tos istorijos iš tikrųjų yra didesnės tikrovės pavyzdžiai. Bet jie tikrai įvyko jo gyvenime. Ir mes turime eiti tuo pačiu keliu. Teisingai. Mes turime išeiti iš savo chaldėjų žemės. Turime atsiskirti nuo Babilono. Taip. Mes turime sulaužyti savo šeimų tradicijas. Turime tapti svetimtaučiais, svetimšaliais pažado žemėje. Kitaip tariant, ši žemė buvo pažadėta tiems, kurie yra atpirkti, bet jūs ten būsite svetimi. Ir tai nebus lengvas laikas. Ir mes karts nuo karto turime tendenciją bėgti į Egiptą. Taip. Ir susidurti su savo problemomis, bandydami sugalvoti istorijas ir melą, kad išsisuktume iš situacijų, į kurias patekome. Taigi, jo gyvenime parašyta realybė skirta kiekvienam, kuris kada nors gyveno. Taip, teisingai. Bet jam taip pat įgyvendinti palyginimus. Taip, taigi tokia jo gyvenimo istorija. Iš tikrųjų, visa jo gyvenimo istorija yra gyvas palyginimas. Bet tada jis turėjo atlikti konkretų. Taip, ir Izaokas, žinoma, buvo svarbiausias toje istorijoje. Ir tada jis gauna nurodymus eiti ir paaukoti Izaoką. Tai turėjo visiškai jį sukrėsti, tiesa, žinoma. Ir jis eina į tam tikrą kalną, kuris iš tikrųjų yra tas pats kalnas, ant kurio bus pastatyta šventykla. Ir ta kalno dalis, ant kurios bus nukryžiavimas. Jis turėjo paimti malkas ir padėti ant Izaoko nugaros
Jis turėjo pakilti į kalną. Ir Izaokas pasakė, čia yra malkos, bet kur yra auka? Ir tada jis turėjo paaukoti Izaoką. Ir paskutinę akimirką Dievas pateikė auką. Bet jis jau paaukojo Izaoką mintyse, psichiškai. Tu esi visiškai teisus. Jis turėjo pereiti tą procesą. Ar tu savo gyvenime paaukojai Izaoką? Taip, buvo porcijos, kur aš tikrai turėjau paaukoti Izaoką, nes Dievo sūnus turėjo mirti už mus. Gerai, ir jis turėjo mirti dėl tavo nusižengimų. Ar Adomas turėjo paaukoti gyvūną? Taip. Taigi, kiekvienas turi tą auką paaukoti. Kiekvienas žmogus. Ar kažkas tavyje turi mirti? Aš turiu omeny, jei Abraomas turėjo apie tai galvoti ir pasakyti, gerai, aš paaukosiu Izaoką, ar jame kažkas mirė? Taip, atrodo, kad jo visas gyvenimas ką tik pasibaigė, tiesa. Jis buvo pažado sūnus ir viskas taiga baigėsi. Suirutė, kurią jis turėjo išgyventi, buvo didžiulė. Taip. Ir tai yra atvaizdas, pavyzdys. Taip, tai parodo, kiek jis pasitikėjo Dievu. Taip. Kad nors jis turėjo išgyventi šią netektį viduje, jis žinojo, kad Dievas pasirūpins. Taigi, karaliaus Jokūbo vertimas sako, pats Dievas parūpins auką. Naujasis vertimas sako, sau parūpins. O tai, žinoma, yra visiškai juokingas vertimas, nes Dievui nereikia aukos sau, jis niekada nenusidėjo. Jis pats ją parūpins. Taigi buvo sukurtas gyvas palyginimas, parodantis didesnę išganimo plano tikrovę. Ir jis buvo įgyvendintas visiškai tobulai. Ir jie abu vėl nusileido nuo kalno, tai būtų prisikėlimas. Taigi jo tikėjimui buvo toks iššūkis ir jis žinojo, kad tam tikrų etapų turi būti prisikėlimas, nes kitaip, kodėl Dievas sakytų, kad tai pažado sūnus ir kad visos tautos bus palaimintos per jį, o jis mirė? Taip, nebūtų prasmės. Taigi tai yra gražus palyginimas Abraomo ir Izaoko atveju. Jei pažvelgsime į Ozėją, tai įdomus gyvas palyginimas. Taip, tai nėra toks gražus pavyzdys. Taip, tai gana liūdnas pavyzdys. Taigi vargšas Ozėjas turi vesti Gomerą. O Gomera nėra visiškai geros reputacijos ponia. Ne. Ir ji retkarčiais pabėga. Tada jis turi eiti ir išsipirkti ją. Taip. Ir jis atiduoda visą save, kad ją susigrąžintų. Ir tai tokia įdomi istorija. Vargšas pranašas Ozėjas. Tai yra gyvas palyginimas apie Dievo ir jo žmonių santykius. Taip, moteris yra bažnyčia, tiesa. Taigi, tai parodo, kaip mes klystame ir kaip Dievas seka mus. Tai mums kai ką pasako apie Dievo charakterį. Kaip jis dovanoja save. Taip. Ir jis turėjo būti ją įsimylėjęs. Taip, turėjo būti. Nes įdomu, jei taip sakai, nes jie iš tikrųjų priklauso jam, bet jis vis tiek turėjo eiti ją atpirkti, taip, nes jis visada nuklysdavo. Tas pats su Dievu, mes priklausome jam, bet jis turėjo paaukoti save, kad mus susigrąžintų. Gerai, taigi yra dar vienas gyvas palyginimas, apie kurio detalės mes pakalbėsime po minutėlės šiek tiek daugiau. Pažiūrėkime į keletą kitų. Danielius ir jo draugai. Šių žmonių gyvenime vyksta tikras įvykis. Taigi tai nėra Dievo nurodymas
tu eik ir daryk tai, o pasiekmes bus tokios, o tada eini ir darai tą, aną ir kitą. Kaip šio Abraomo ar Izaoko atveju. Bet visas Danieliaus gyvenimas yra gyvas palyginimas. Tai gyvenimo būdas, su kuriuo susidurs Dievo tauta. Taip. Ir aplinkybės yra būtent tokios, su kuriomis susidurs Dievo tauta. Taigi, Martinai, ar būsi įmestas į liūto duobę? Tikriausiai gali būti. Taip, galbūt. Ar pirmieji krikščionys nebuvo tikrai įmesti į liūtų duobės? Taip. Ar rezultatas visada buvo toks palankus kaip Danieliaus atveju? Ne. Deja, ne. Bet jie, kaip sakė Danieliaus draugai krosnėje, nors jis mane ir nužudytų, ir jie buvo kankiniai. Ir vis dėlto aš pasitikėsiu Dievu. Bet didesnė tikrovė yra ta, kad net jei liūtai būtų jį suvalgę, būtų buvęs išgelbėjimas. Taip. Bet tai turėjo tapti didesnė istorija. Koks buvo Danieliaus gyvenimo būdas? Visas Danieliaus gyvenimas, jei studijavote Danielių, tada padarysite išvadą, kad man Danielius yra labai slegiantis. Priežastis, kodėl jis yra slegiantis, nes jis nepastato kojos neteisingai. Visi kiti Biblijos veikėjai, tebūnie Abraomas, Izaokas, Jokūbas ar bet kuris iš jų, jie visada klysta darydami klaidas. Bet Danielius yra nepriekaištingas. Jis nepadarė jokios kaltės. Bet tada jis pripažįsta, kad nėra nekaltas, nes savo maldoje sako, mes nusidėjome. Tai kodėl jis vaizduojamas kaip nekaltas? Nes Dievas iš tikrųjų nori, kad jo nuotaka būtų tokia. Gerai, štai kur turime siekti. Danielius niekada nesakė, kad aš pasiekiau. Ne, niekada. Bet čia mes turime eiti. Taip. Ir jei pagalvoji apie viso to liūdesį, prieš jam atvykstant į Babiloną, jis yra išsekęs. O tai yra gana liūdna padėtis. Taigi, eunuchai yra tie, kurie turi jais rūpintis. Ir iš esmės šiame pasaulyje mes kenčiame dvasinį išsekimą. Mūsų vyriškumas iš tikrųjų atimamas ir mes patenkame į nuodėmės vergiją. Tam tikrą prasme esame kitos galios belaisviai. Ir štai jis Babilone. Bet jis turi tam tikrą charakterį. Ir vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos jis daro, yra tai, kad jis susiduria su tuo, kas yra ant stalo. Ir kodėl? Nes jie turi turėti aišku protą. Gerai. Taigi Danielius turi turėti aišku protą. Ir jis prisimena, ką parašė Saliamonas, kai sėdi prie karaliaus stalo, stebėk, kas prieš tave, susilaikyk, netrokš valdovo skanėstų, nes tai apgaulingas maistas. Taigi čia yra pavyzdys. Ar yra tokių, kurie prisijungė prie jo šiame pavyzdyje? Taip, tik 3. 3, tai gana liūdna. Iš visų paimtų belaisvių. Taip, tikriausiai 800 ar daugiau. Taip, jie buvo 3. Tai nėra labai gera statistika. Ne. Ir tada, kai buvo kalbama apie jų susidūrimus, kuriuose buvo išbandytas jų tikėjimas, apie kitus nieko negirdime. Ne, girdime tik apie Danielių ir jo draugus. Ir likusią istorijos dalį girdime tik apie juos. Ar tie kiti kada nors buvo įmesti į liūtų duobę? Ne. Ar jie buvo įmesti į ugnies krosnį? Ne. Ar jie nepakluso, kai reikėjo nusilenkti statulai? Ne. Taigi jie iš tikrųjų gerai gyveno. Jie neturėjo šių konfrontacijų. Ne. Tikriausiai žmonės sakė, buvau teisu, tu fanatikas, keliaukit į liūto duobę. Tiesa, būtent. Gerai. O, pažiūrėkite, kaip šie fanatikai įmesti į ugnies krosnį. Gavo, ką užsitarnavo. Manau, kad turėjo būti tokių, kurie taip kalba. Nes taip nutinka realiame gyvenime.
Taigi čia yra tipologinis gyvenimas, turintis tipologinį gyvenimo būdą, o kai kurios kitos smulkmenos bus aptariamos vėliau. Taigi visos istorijos, kurios skaitomos apie Danielių ir jo draugus, yra tikroviškos, mums taikomi gyvi palyginimai ir istorijos, tiesa? Gerai, tai dar vienas pavyzdys Biblijoje. Tada yra Ezechielio istorija. Ezechielis buvo pranašas tremties metu ir jis buvo Jeremijo amžininkas. Ir įdomus dalykas yra tai, kad Dievas liepia jam atlikti keletą palyginimų. Jei skaitote šią istoriją, yra su ją susijusios tikrovės. Galbūt galime pažvelgti į vieną ar du iš jų. Ezechielio 4 skyrius. Žmogau, imk plytą ir pasidėk ją priešai save. Nusibraižyk ant jos miestą, Jeruzalę. Surenk prieš ją apgulą, pastatyk apgulos bokštus, supilk pylimą, įrenk karių būstus ir pastatyk mūrdaužius iš visų pusių. Tuomet pasiimk geležies skardą ir pastatyk ją kaip geležies sieną tarp savęs ir miesto. Taigi vargšas Ezechielis, kaip mažas berniukas, turi eiti, pastatyti ten miesto modelį ir jis turi daryti visus šiuos dalykus. Ir tada jis gauna nurodymą, kuris mane visiškai išgąsdintų. Atsigręžk veidu į jį ir tebūna jis apgultas, ryžtingai tęsk jo apgulą. Tai ženklas Izraelio namams, jų bausmės, metus skaičiuoju tau dienomis, 390. Taip tu kesi bausmę už Izraelio namus. Taigi kiekvieną dieną jis turėjo daryti ištisus metus su virš, eiti ir kurti šį mažą miestelį ir skardos sieną. Ir jis turėjo gulėti ant vieno šono ir žiūrėti. Jie tikriausiai galvojo, kad šis vaikinas išprotėjęs. Ir tada jis gauna nurodymą. Taigi, pakartok tai ir eik gulėti ant kito šono. Jie tikriausiai žiūrėjo į tai ir galvojo, kas vyksta su šiuo pranašu. Ir tada jis turi nurodymą eiti ir kepti Ezechielio duonos. Beje, tai labai sveika duona. Jei paimsite visus šios komponentus 9 eilutėje, pasiimk kviečių, miežių, pupų, lęšių, sorų ir speltų ir išsikep duonos. Ar esi valgęs speltų duonos? Taip, tai viskas, ką aš kepu šiais laikais. Tai nuostabus grūdai ir iš jo gaunama labai lengva duona. Ir taip pat labai gerai virškinama. Taip, aš mėgstu speltų duoną. Mes naudojame visus branduolius, pasidarome savo miltus ir kepame speltų duoną su įvairiais deriniais. Galite įdėti šiek tiek visų šių įdomių dalykų. Bet tai jau kita istorija. Ir tada jis gauna tikslų nurodymą, kiek jis gali valgyti. Ir tada jis gauna dar blogesnį nurodymą, kuriame nurodoma, kaip ją kepti. Kad jis turi kepti ant žmogaus išmatų ugnies. Ir čia jis neiškenčia. Tada jis sako 14 eilutėje, aš priešinausi, viešpatie Dieve, aš niekada nesusitepiau. Aš negaliu to padaryti, tai dabar per daug. Aš turiu omeny, aš čia gulėjau ant šono, stačiau kalnus, sėdėjau su skardomis, o dabar turiu kepti duoną ant žmonių išmatų ugnies. Dievas jiems sako, gerai, tu gali pasiimti karvės mėšlą. Tai nėra daug geriau, bet tikriausiai yra šiek tiek geriau. Ir tada jis gauna šį nurodymą, kiek jis gali valgyti. Ir tai bado dieta. Tai bado dieta. Kokia viso to reikšmė? Tai sukurti žodžio alkį per išbadėjimą.
Išbadėjimas netiesioginė prasme, o išbadėjimas Dievo žodžio. Argi tai neatsitiks paskutinėmis dienomis? Ir tai nutiko per šimtmečius ir tai tikrai įvyks paskutinėmis dienomis. Mes tai matome, jau patiriame. Ir žmonės lakstys pirmin ir atgal ieškodami Dievo žodžio ir jo neras. Tai gyvas palyginimas. Iš tikrųjų labai graži istorija. Į galvą ateina dar vienas. Jeremijas, kuris turi paimti juosmens audeklą. Šiuolaikinė terminija kalbant apie, tai buvo apatinės kelnaitės. Tada jis turi eiti prie Eufrato, ten, kur yra Babilonas. Tiesa? Taip. Ir jis turi eiti ir paslėpti jas uolos plyšyje, užkasti. Ir tada po daugelio dienų, mėnesių, jis gauna nurodymą eiti ir atsinešti savo apatinės kelnaitės. Eik ir paimk savo juosmens audeklą. Ir jis eina ir pasiima savo audinį ir jis visiškai sutrūnyjas. Ir jis sako, žinai, šitas juosmens audinys yra bevertis, jis visiškai sugedęs ir supuvęs, aš negaliu nešioti šio daikto. Ir iš esmės viešpats jam sako, kad šis juosmens audinys yra Izraelis, kuris pateko į Babiloną ir tapo užterštas ir supuvęs. Ir jis sako, štai taip kaip aš jaučiuosi, kai užsidedate juosmens audinį ar apatinės kelnaitės, tai maždaug tiek pat intimu, kiek galite tapti su drabužiu tiesa. Taigi, ką Dievas norėjo pasakyti, kad tai yra mano santykiai su tavimi, tai labai intimus ir labai asmeniški santykiai. Ir žiūrėk, ką tu padarei, tu išėjai į Babiloną ir susiteršiai, o dabar tikiesi, kad vėl tave vilkėsiu. Tai tarsi istorija apie Ozėją ir Gomerą. Užteršta ir jis pasiima ją atgal. Taigi, štai Ozėjo knygoje pavaizduota, kaip atrodo santuokiniai santykiai. O čia yra Jeremijo įgyvendinta istorija, kuri parodo, kokie intimus yra tie santykiai ir kokie baisus jie turi būti tam, kuris turi dėvėti tą nešvarų drabužį. Kokį Dievo paveikslą susidarote iš šio gyvo palyginimo? Manau, jis labai rūpestingas, nes nors ir atrodo šiurkščiai, tai parodo, kaip jis jaučiasi dėl mūsų. Taip, ir tai labai asmeniškas Dievas, tai labai intimus Dievas. Tai ne tik koks nors Dievas, kuris niekada nėra glaudžiai susijęs su savo kūriniais. Ir kitas pavyzdys, kurį turime ekrane, yra Jonas Krikštytojas. Taigi, Jonas Krikštytojas, ar Jono Krikštytojo gyvenimas yra gyvas palyginimas? O, būtinai. Jis yra pirmtakas, atveriantis kelią Dievo sūnui. Gerai. Ir jis vadinamas Eliju, arba antruoju Eliju. Bet yra nuoroda į kitą Eliją, kuris ateis prieš pat didžiąją ir baisią viešpatės dieną. Taigi, jei studijuojate Jono Krikštytojo gyvenimą, turite išstudijuoti galutinio Elijo savybės ir tai, koks jis turėtų būti. Vėlgi, pažvelgus į šią istoriją, ar yra, kaip ir Danielio atveju, konkretus gyvenimo būdas? Būtinai. Vėlgi, jo gyvenimo būdas buvo parodytas toks pat kaip Danieliaus, turėti aišku protą, kad galėtų priimti tiesą. O jo mityba buvo lokustas su laukiniu medum. Žinome, tai buvo švento Jono duona, kuri yra karobo pupelės, o ne gyvi skėriai. O medus yra augalinis produktas. Jo nevalgo bitės. Jis patenka į kitą kamerą ir paverčiamas medumi. Tai nėra iš anksto suvirškintas maistas. Taigi jis yra augalinės kilmės. Jonas Krikštytojas laikėsi augalinės dietos. Ar Danielius laikėsi augalinės dietos? Taip. Duok man vien daržovių, tai yra augalai, pupelės ir viskas, kas su tuo susiję. Taigi yra specifinis gyvenimo būdas. Žmogaus sūnus atėjo valgydamas ir gerdamas, o Jonas Krikštytojas atėjo nevalgydamas ir negerdamas.
Jis buvo labai konkretus. Ar Ezekielis buvo konkretus? Taip. Žinoma, jis buvo. Jis pasakė, aš to nedarysiu, prašau, tai tiesiog per daug. Ar galime tai modifikuoti? Gerai, tai buvo žmonių suteršimo problemos sprendimo klausimas. Taigi čia Jonas Krikštytojas buvo kitoks. Žinote, pasaulyje, kai pasižiūrite filmus, kuriuose yra Jonas Krikštytojas, jis atrodo kaip laukinis išprotėjęs idiotas. Taip, su tokiais plaukais. Jie paima tą kupranugario odos paltą ir padaro jį taip, tarsi jis dėvėtų kailį. O tai nėra visiškai taip. Tai buvo dailiai austas drabužis, pasiūtas iš kupranugario plaukų. Taigi Jonas Krikštytojas yra savotiškas. Jis nevalgo kaip kiti. Jis nesirengia kaip kiti. Ir turi labai ypatingą žinią. Tiesinkite viešpaties kelią. Jis išsako tam tikras problemas netgi karaliams. Nepažeisk Dievo įsakymų. Jo atveju jis turėjo omenyje 7-ąjį įsakymą, apie kurį kalbama ir Ozėjo knygoje. Taip, ištikimybė. 7-ojo įsakymo sulaužimas yra asmeninių santykių nutraukimas. Taigi, jei sulaužote Dievo įsakymus, tuomet nesate sandoros santykiuose su Dievu. Taip. Taigi, jis kviečia žmonės atgal į sandoros santykius su Dievu. Tai kaip santuoka. Tai kaip santuoka. Taigi Jono Krikštytojo istorija, jo žinia ir viskas, kas su ją susiję, yra pavyzdys žinios, kuri turi būti paskelbta pasauliui laikų pabaigoje. Taigi tai yra Biblijoje gyvų palyginimų pavyzdžiai. Taip pat galite skaityti Bibliją žiūrėdami vardus, studijuodami vardus. Tai visiškai naujas Biblijos skaitimo būdas. Pažvelkime į kai kurias iš šių istorijų, į kurias pažiūrėjome ir išsiaiškinkime, ar galime ką nors išgauti iš vardų. Ir išganimo planas parašytas varduose. Bet tai svarbu žinoti, išganimo planas parašytas vardais, o ne vardai yra išganimas. Ne, žinoma ne. Išganimo planas, jūs turite pažvelgti į istoriją esančią už istorijos. Taigi, jei imame Abraomą, aptarėme jį pavyzdžiui, jo vardas buvo Abromas, o tai reiškia aukštas tėvas. Taip. Ir tada jo vardas buvo pakeistas į Abraomą, tautų daugybės tėvą. Gerai, taigi Abraomas atstovauja tiems, kurie yra išgelbėti per Kristaus teisumą. Jis gyveno savo gyvenimą ir tada jis turėjo išeiti iš savo žemės. Ir tada jis turėjo palikti savo namus, tėvo namus. Tada jis turėjo tapti ateiviu, jis turėjo tapti tautų daugybės tėvų. Kai tu gyvenai savo gyvenimą, lankėsi vakarėliuose, reivo kultūroje, buvai didžėjus, leidai daug beprasmiško triukšmo. Judėjai, siubavai. Tikriausiai taip pat buvai tautų daugybės tėvas. Bet nelabai gerų tautų daugybės, tiesa? Ne, tada tu turi išeiti iš tos žemės. Taigi, kiekvienas, kuris gyvena tokį gyvenimą, kokį gyveno Abraomas, kitaip tariant, atsiskiria nuo blogio ir atskiria save viešpačiui. Biblijoje yra įdomi eilutė, kurioje sakoma, kad net svetimšalis, kuris atskiria save viešpačiui, laikosi šabo. Taip. Taigi šabas yra ženklas, kad jūs atsiskyrėte viešpačiui. Taip. Taigi visos šios Biblijos istorijos yra nuostabios. Abraomo vardas Abromas, aukštasis tėvas. Jo vardas pakeistas į Abraomas, tautų daugybės tėvas. Taigi jis tampa tarsi pirmtaku kiekvienam, kuris priima išganimo planą. Abraomo sėkloje jūs visi tampate dvasinio Izraelio dalimi.
teisingai. Tas pats pasakytina ir apie Abraomo žmoną Sarą. Mes skaitome pradžios 17:15. Dievas kalbėjo Abraomui, o savo žmonos Sarajos nebevadinsi Saraja, nes jos vardas bus Sara. Tai yra subtilus vardo pakeitimas, kuris yra charakterio pasikeitimo pavyzdys. Matthew Pūlo komentaras sako, Saraja reiškia mano dama arba mano princesė. Ar matote, kiek ten savęs elementas? Jis yra aukštas tėvas, o tai yra jo žmona, bet dabar jie turi tapti išganimo plano pavyzdžiais. Ir tai apriboja jos viešpatavimą, Saraja apriboja jos viešpatavimą viena šeima, tačiau Sara reiškia damą arba princesę tiesiog visiškai be apribojimų. Kitaip tariant, ji taps šios tautų daugybės motina. Taigi, jūs iš savarankiško gyvenimo pereinate iš savanaudiško į nesavanaudišką gyvenimą. Biblija taip pat sako, kad daugiau yra nevaisingos moters vaikų. Visos šios moteris buvo nevaisingos, taip, Dievas parūpino. Ir net jei ji niekada neturėjo vaikų, nevaisingos moters vaikų bus daugiau negu vaisingos moters, nes kokių palikuonių jos susilaukia? Tų, kurie bus išganimo paveldėtojai. Taigi, čia yra vardais parašytas tikras gyvas palyginimas. Taip. Juose galite perskaityti išganimo planą. Apie ką mes dar kalbėjome? Kalbėjome apie Ozėją. Ką reiškia Ozėja? Tai reiškia gelbėtoja. Ar jis nevaizduoja Dievo? Taip. Argi jis nevaizduoja Jėzaus? Taip. Ar jis nebėga paskui susvetimėjusią žmoną? Taip. O Gomera reiškia užbaigtumą. Taigi, galų gale, ši susvetimėjusi žmona bus pargražinta. Taip, ji bus sugražinta. Taigi, viešpaties žodžio pradžia, Ozėjo 1-2 eilutė. Pirmąsyk kalbėdamas per Ozėją viešpats tarė Ozėjui, eik, imk savo žmoną, moterį kekšę ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas pamesdamas viešpatį daro didelę kekšystę. Taigi jis ėjo ir paėmė žmoną Diblaimo dukterį Gomerą, ji tapo nėščia ir pagimdė jam sūnų. Mes tai aptarėme kaip gyvą palyginimą. Taip, pažiūrėkime į vardus. Taigi, jo vaikų vardai buvo Jezreelis, Loruhama ir Loamis. Tai buvo jo vaikų vardai. 2 berniukai ir mergaitė. Pažiūrėkime, ką apie šios vardus sako Mejerio komentaras. Dievas surenka atstumtuosius. Ozėjo istorija yra apgailėtina. Jis jautė paraginimą, kad jo pareiga buvo paimti į žmonas tą, kurios ankstesnis gyvenimas buvo neskaistus. Iš šios santokos gimė 3 vaikai, kurių vardai siaubingai reikšmingi. Jie yra tokie. Taigi, pirmasis reiškia Dievas išsklaidys. Antrasis reiškia nepalankumo objektas. O kitas vardas reiškia kažkada mano tauta, bet dabar ne. Ar pavadintum taip savo vaikus? Aš jų nepasirinkčiau. Bet jei viešpats norėtų turėti gyvą palyginimą, tikriausiai būčiau pavadinęs. Taigi Dievas kažkaip jam padarė įspūdį, kad tai yra jo vaikų vardai, kurie gimė iš jos paleistuvystės santykių. Taip. Čia yra daugelio sielų istorija. Nepaisant visos švelnios Dievo meilės, mes galime nuklysti nuo jo nuodėmės keliu. Skyrius baigiamas šviesesnėmis prognozėmis. Iš dalies šios paskutinės eilutės išsipildė grįžus iš Babilono ir jos kažkada išsipildys tiesioginę pilnatvę, tikriausiai anksčiau, nei buvome įpratę manyti. Gerai akcentuoti vietoje, kaip dažnai mes
grįžtame į tas pačias aplinkybės, kuriomis atrodo mums labiausiai nepasisekė, kad gautume vainikuojantį mūsų gyvenimo palaiminimą. Ozėjo 1:10. Išeik, kad tave apgintų, jis išves tave iš priešo žemės ir išpeš šį prisipažinimą iš tavo kritikų ir priešų. Tai neblogas komentaras, ne. Tarsi apibendrina tiesa, taip. Ir dar kartą matome, kad visi palyginimai buvo istorijos, kurias Dievas nori mums parodyti, kaip tai susiję su jo nuotaka. Gerai. Taigi, ar mes nustatėme, kad Biblijoje gausu gyvų palyginimų? Taip, tikrai. Tiesa, mes tai nustatėme. Ar nustatėme, kad šiuos palyginimus galite perskaityti net žmonių varduose? Taip. O kartais vardai tikrai keisti. Kartais Dievas net tiesiogiai nesakydavo, taip, vadink savo vaikus. Taip. Bet duodant vaikui vardą, jame yra įgyvendintas palyginimas. Teisingai. Tik įsitikinkime, kad išsamumo dėliai būtų dar vienas ar du pavyzdžiai. Rūtos ir Naomės istorija. Rūtos pirmas skyrius. Teisėjų valdymo laikais kraštą ištiko badas. Badas visada yra mirtis, dvasingumo trūkumas. Vienas žmogus iš Judo Betlėjaus su žmona ir 2 sūnumis išsikėlė į Moabo lygumas, norėdamas pergyventi badą. Kai ištinka mirtis, mes visada norime patirti kitokią religinę patirtį. Taigi jis nuvyko į Moabą. Ar jis turėjo ten eiti? Ne, visiškai ne. Žmogus buvo vardu Elimelechas, kas iš tikrųjų reiškia mano Dievas yra karalius. Jo žmona Naomė, kas reiškia maloni. Taigi šiuose varduose yra daug gero. O sūnus Machlonas, liguistas. Ir Kiljonas, nykstantis. Nuvykę į Moabą, jie turi siaubingą situaciją. Jų vaikai serga ir nyksta. Varduose yra įdomus gyvas palyginimas. Jie buvo Efratai iš Judo Betlėjaus, taigi jie buvo Dievo tauta. Bet jų palikuonys sirgo ir išseko. Jie nukeliavo į Moabo lygumas ir ten apsigyveno. Naomės vyras Elimelechas pasimirė ir ji liko viena su 2 sūnumis. Ir jie vedė Moabitės. Ar Dievas leido tai savo žodyje? Ne, Dievas to visai neleido. Gerai, bet jie tai padarė. Vedė žmonas iš Moabo moterų. Yra pasekmių, kada taip darai. Jos gali būti atsivertusios, bet gali būti ir ne, tiesa. Ir visada yra pasekmių, net jei atsiverčia, visada yra pasekmių. Gerai. Taigi, viena jų vadinosi Orpa, kaklas arba sprandas. Taigi, jos turi įdomią tipologiją. Ir jos vardas reiškia kaklas arba ketera. Žinai, kai sakai, aš paimsiu tave už šitos plaukų keterius, tu imi už sprando, o kaklas buvo linkęs atgal į Moabą. O kita Rūta, kas reiškia draugė. Tai įdomu, ši buvo draugė. Kieno draugė? Gal tiesos draugas? Dievo draugas. Tavo Dievas bus mano Dievas, o tavo tauta bus mano tauta. Ir vienintelis būdas tai pasiekti yra išeiti iš Moabo ir grįžti ten, kur tau priklauso, tiesa. Taip. Ten jie išgyveno apie 10 metų. Po to ir juodu abu pasimirė, Machlonas ir Kiljonas. Taip pat abu, tai gana aišku, jei ten pasiliksi, mirsi. Taip, nes pasidarei ligotas ir išsekęs.
o Naomė liko visai viena be sūnų ir be vyro. Čia tik nedidelė istorija apie tai, kaip tai veikia. Danielius ir jo draugai. Mes kalbėjome apie tai. Tarp jų buvo Judo giminės Danielius, tai reiškia Dievo teisėjas. Arba Dievas yra mano teisėjas. Jis yra pabaigos laiko žmonių pavyzdys, kokie jie turi būti. Ir jie bus teismo žmonės. Ar apreiškime nėra žinios, kad atėjo teismo valanda? Taip, teismo valanda atėjo. Ir tada yra Hananija, tas, kurį Dievas palankiai įvertino arba buvo maloningas. Ir tada yra Mišaelis, kuris yra tas, kas yra Dievas. Ten bus Mykolas, kuris atsistos, kuris yra Dievas. Ir Azarija, kas reiškia Dievas padėjo. Taigi tai visi labai ištikimi vardai ir jie turi istoriją. Jie turi papasakoti istoriją skirtą paskutiniam laikui. Žmonėms, kurie gyvens teismo laiku. Ir Dievas bus palankus šiems žmonėms. Jis bus jiems maloningas. Ir jie turi išsiugdyti charakterius to, kuris yra kaip Mišaelis, kuris panašus į Mykolą, kas yra kaip Dievas. Ir Dievas jiems padės. Taip, argi negražu? Tai gražu. Tai visas planas, visas išganimo planas parašytas žmonių varduose. Rūmų vyriausiasis pareigūnas praminė juos kitais vardais. Danielių Belšacaru. Baalas apsaugos karalių. Arba Baalas apsaugos. Ar jie bando pakeisti jų religiją? Taip. Hananija Šadrachu. Vadovaujamas arba priklausantis Aku. Mišaelį Mešachu. Aku tarnas arba Mėnulio dievo tarnas. Ir Azarija Abednegu. Nego tarnas arba šviesos tarnas. Kas yra šviesos nešėjas? Liuciferis. Taigi, ar Babilone yra tendencija pakeisti tavo religiją iš Dievas yra tas, kuris teisia, Dievas yra tas, kuris tave palankiai vertina ir su tavimi maloniai elgiasi, tapti panašiu į Dievą savo charakteriu, į priimti Baalą kaip savo karalių, kuris tave saugo, dalyvauti Mėnulio garbinime, o Mėnulio garbinimas dažnai turi moterišką savybę. Taigi Mėnulis gali būti vyriška dievybė arba moteriška dievybė. Ir tada tu tampi šviesos nešėjo tarnu. Tai atsitinka, kai ten įstringi. Taip atsitinka, kai esi įstrigęs Babilone, tiesa. Ar ten yra parašytas išganimo planas? Taip, tikrai. Ar reikia tam priešintis? Turime grįžti prie pradinių vardų. Gerai, kaip tam atsispirti? Tik Dievo, Jėzaus pagalba. Ar tai reiškia, kad turi būti labai konkretus, tu turi būti konkretus, kaip elgiesi? Tikrai, kaip tu paklūsti Dievui, net ir gyvenimo būdo atžvilgiu? Taip, štai kodėl mes turime gyvus palyginimus, pavyzdžius. Gerai, Martinai, tai buvo mūsų įžanga. Jei taip Dievas rašo savo išganimo planą Senajame testamente, ar manai, kad jis gali ignoruoti tai Naujajame testamente? Ne, tikrai ne. Jis neignoruos. Ar Jėzus daug ko išmokė palyginimais? Manau, kad jis mokė tik palyginimais. Gerai. Taigi, visas jo mąstymo būdas yra palyginimai. Jei jis įrašė gyvus palyginimus į žmonių gyvenimus, ar jis galėjo įrašyti gyvus palyginimus į Naujojo testamento žmonių gyvenimus? Taip, toks jo stilius. Gerai. Taigi pažiūrėkime į konkretų, kuris yra labai įdomus. Ir jei žmonės nori daugiau informacijos, aš kažkada skaičiau lekciją nuo Kretos iki Maltos, bet pažiūrėkime į tai kaip į gyvą palyginimą ir atidžiai peržiūrėkime. Atlaikant vėjus. Tai iš tikrųjų yra šios serijos pavadinimas. Atlaikant vėjus. Gyvi palyginimai. Norime pakalbėti apie istoriją paskutiniuose apaštalų darbų 27 ir 28 skyriuose.
ir pažiūrėti, ar ten yra gyvas palyginimas. Taip, tai gali būti pritaikoma mums. Gerai. Jei tai būtų istorija apie ankstyvąją bažnyčią, kurioje buvo ankstyvasis lietus, ar būtų paralelė su vėlyvuoju lietumi? Būtinai. Taigi viskas turi pritaikymą. Tai kaip pavyzdys ir jo simbolis. Gerai. Yra gyvas pavyzdys, bet jis labiau taikomas jo simboliui, didesnio prasme. Jie turėjo gimti iš naujo, tiesa. Ir paskutiniai žmonės taip pat turi gimti iš naujo. Iš tiesų, kiekvienas, kuris kada nors priima išganimo planą, turi gimti iš naujo. Tačiau paskutinė įspėjimo žinia bus visuotinio pobūdžio ir visuotinės apimties su galingu konfliktu. Taigi, pažiūrėkime į Pauliaus paskutinėje kelionę. Ar tai negali būti paskutinė Dievo tautos kelionė? Taip. Kodėl tau neskaityti, o tada mes aptarsime. Eikime per eilutes. 100%. Ir mes pradedame nuo Apaštalų darbų 27, 1 eilutė. Kai buvo nuspręsta, kada išplaukti mums į Italiją, Paulius ir kiti kaliniai buvo perduoti Augusto kohortos šimtininkui vardu Julijui. Gerai, tęsk. Mes įlipome į Adramitijos laivą, kuris turėjo plaukti Azijos pakrantėmis ir netrukus leidomės į kelionę. Su mumis buvo makedonietis Aristarchas iš Tesalonikos. Kitą dieną atplaukėme į Sidoną. Julijus draugiškai elgėsi su Pauliumi, leido jam aplankyti bičiulius ir šie juo pasirūpino. Iš ten mums teko būriuoti Kipro užuovėje, nes pūtė priešiniai vėjai. Gerai. Taigi štai istorija. Paulius yra siunčiamas į Romą ir jis mums pateikė šiek tiek žinių. Laive buvo kalinių. Taigi, kaliniai. Žmonės, kurie yra kažko nelaisvėje. Taip, laive buvo kalinių ir Augusto būrio šimtininkas. Taigi jis nebuvo paprastas šimtininkas, jis buvo glaudžiai susijęs su pačiu valdovu. Taip, su karališku būriu. Ir mes turime tam tikrų žmonių, kurie buvo su juo vardus. Ir tikriausiai Lukas taip pat buvo šiame laive. Ir čia jie išplaukė. Ir nuo pat pradžių, kai jie pradėjo, vėjai buvo priešingi. Vėjai buvo priešiniai prieš juos. Taigi, kai šis laivas pradeda plaukti, vėjai yra priešiniai. Tai paskutinė kelionė. Paskutinis laivas pakeliui į galutinį tikslą. Gerai. Ir tas galutinis tikslas yra konfrontacija su Roma. Taip. Tai labai svarbu suvokti. O vėjai yra priešingi. Taip, nebus lengva. Na, pažiūrėkime į mūsų foną. Čia pat, atlaikydami vėją. Vadinasi, tu giniesi prieš vėją. Taip, ir vėjai yra nesantaikos ir karo bei sunkumų pavyzdys. Gerai. Priešingi vėjai nėra tokie blogi, bet tikriausiai dar labiau pablogės. Tai šiek tiek erzina. Taip. Taigi, jūs kovojate, tai iš esmės, kas ir yra, tu ištisai kovoji. Perplaukė jūrą ties Kilikija ir Pamfilija. Mes atvykome į Likijos miestą Myrą. Gerai, taigi yra pažanga, jie juda pirmin. Tenai šimtininkas surado Aleksandrijos laivą, kuris plaukė į Italiją ir persodino mus į jį. Gerai, taigi dabar yra permainų, o jūs dabar esate laive iš Aleksandrijos ir iškeliaujate. Aleksandrija yra labai įdomus miestas. Ten buvo didžiausia senovės pasaulio biblioteka ir jis sudegė. Viskas sudegė iki žemės. Ar gnosticizmas ten nebuvo labai įsišaknyjęs? Tuose raštuose buvo tiek daug okultizmo ir tiek daug gnosticizmo, kad tai glumina protą. Bet tai jau kita istorija. Ar turėtume į tai gilintis, nežinau. Daug dienų plaukėme palengva
ir vargais negalais atsiradome ties Knidu. Kadangi vėjas kliudė priplaukti prie kranto, plaukėme Kretos priedangoje Salmonės kyšulio kryptimi. Gerai, taigi jie plaukė lėtai, progresas nėra labai greitas, tiesa. Neatrodo, kad šioje kelionėje jums pasiseks itin sėkmingai. Ir taip pat, ar ne, jūs tiesiog tęsite, o vėjas neleidžia daryti to, ko labai norisi. Vargingai jį aplenkę atvykome į vietovę, kuri vadinasi Gražioji prieplauka netoli Lasėjos miesto. Prabėgo daug laiko ir laivyba tapo pavojinga, nes jau buvo pasibaigęs rudens pasninko metas. Paulius juos įspėjo: vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms. Tačiau šimtininkas labiau tikėjo vairininku ir laivo savininku negu Pauliaus įspėjimais. Gerai, taigi Paulius kalba, o Paulius žinoma atstovauja Dievo žodį. Taip. Ir jis sako: vyrai, aš numatau, jog šis plaukimas bus grėsmingas ir pražūtingas. Ar Dievo tautos ir jo bažnyčios kelionė paskutinėmis dienomis bus grėsminga ir pražūtinga? Būtinai. Ne tik kroviniams bei laivui, bet ir mūsų gyvybėms. Jie jo netikėjo. Ne. Jie labiau tiki kitais žmonėmis. Teisingai. Ar ten yra paralelė? Taip. Gerai. Mes tikėsime bet kuo kitu, bet tuo, ką mums parodė bažnyčia, ar ką vadovai, ką mums parodė mūsų Dievas ir ką mums sako pranašystės dvasia, mes verčiau tikėsime kažkuo kitu. Verčiau eisime kitų kelių. Gerai, tęskime. Kadangi uostas nebuvo tinkamas žiemoti, dauguma nusprendė iš ten plaukti toliau, kaip nors pasiekti Feniksą, Kretos uostą, atvirą į pietvakarius ir šiaurės vakarus ir tenai žiemoti. Gerai, sustokime. Man patinka formuluotė čia. Ir žmonės kartais vargsta su karaliaus Jokūbo formuluotė, bet ji tokia turtinga. Taip. Jei nežinai to žodžio, pažiūrėk. Taip, tu tiesiog pasimokyk. Prieik prie lėkštės. Jei jums sunku jį skaityti, tiesiog skaitykite daugiau. Taigi, jis nebuvo tinkamas. Man patinka šis žodis. Komodijus, komoda, tai sofa, ant kurios guli ir atsipalaiduoji. Tas uostas nebuvo patogus. Ir taip didžioji dalis arba dauguma žmonių sako: aš nenoriu čia būti, čia nėra patogu. Norime į kitą vietą. Eikime į kitą vietą ir ten daug patogiau. Eikime ten. Ir mes turime tendenciją tai daryti, ar mes turime. Ir aš norėjau paklausti, ar labai patogu dirbti šiais laikais tarnystėje? Tai nėra labai patogu. Ir jei manote, kad norite patekti į geresnę vietą, jums bus dar blogiau. Blogiau. Gerai, taigi jie plaukė ir kas vyksta toliau? Papūtus lengvam pietų vėjui, jie tikėjosi įvykdyti savo sumanimą ir pakėlę inkarą leidosi pirmin palei Kretos krantus. Bet greitai nuo salos pusės pakilo viesulas vadinamas šiaurryčiu. Man patinka ta eilutė. Tai viena iš mano mėgstamiausių Biblijos eilučių. Manote, kad eisite į patogią vietą? Aš dabar priėmiau viešpatį, tai bus puiku, bet ši vieta nėra patogi. Tu tiesiog nori sklandaus plaukimo. Mes išvykstame, mes einame į kitą vietą. O tada yra audringas vėjas, kuris nėra lengvas vėjas. Tai yra riaumojantis vėjas. Ir jūs atsidurėte šioje netvarkoje ir sakote, kas atsitiko. Bet jūs neklausėte, ką sakė Paulius. Jūs bandėte rasti lengvesnį kelią ir atsidurėte blogesnėje situacijoje. Gerai, tokia tiesa. Jis pagavo laivą, nepajėgusi jam priešintis ir mes turėjome jį leisti pavėjui.
Gerai, taigi dabar jūs net nebegalite valdyti laivo. Tau tokia bėda, tave tiesiog veža bet kur. Tesk toliau. Kai mus nešė pro salelę vardu Kauda, mes tik vargais negalais išsaugojome gelbėjimo valtį. Daug darbo. Dabar yra sunkus darbas. Dabar tu pradedi dirbti ir prakaitas liejasi, o tu net neturi laiko valgyti. Dabar jūs patirėte stresą iki komos. Taip. Kai ji buvo užkelta, jūreiviai ėmėsi stiprinti laivą ir apjuosė jį virvėmis. Gerai, taigi dabar laivui gresia pavojus. Dabar jie padės apjuos laivą, jie nori būti tikri, kad jis nesugrius. Tai reiškia, kad aplink jį pritvirtinamas diržas ar kažkas, daiktų pritvirtinimas diržais ir užtikrinimas, kad šis daiktas išliktų cielas, visas. Ar manote, kad Dievo tauta išgyvens šią situaciją? Manau, kad mes jau ten, mes pradedame suprasti, kad turime laikytis tiesos ir pradėti priartėti ir laikytis kartu. Kad nepakliūtume ant Sirto seklumų, jie nuleido burės ir taip plaukė toliau. Taigi, ar aplink yra daugiau pavojingų nei tik audringi vėjai ar audringos jūros? Taip, yra greitas smėlis. Kas tau darosi smėlisi? Tu tiesiog smunki žemyn ir nieko negali padaryti. Taigi, eime iš čia. Ir tai taip pat gali būti greitas minčių smėlis, kad jūs tiesiog pagauna depresiją. Eikime iš ten, iškelkime burės, eikime iš čia. Mus baisiai vargino audra, todėl rytojos dieną teko išmesti į jūrą dalį krovinio. Gerai. Taigi, Martinai, ar gali būti, kad vežatės per daug bagažo, kurio jums gali neprireikti? O kaip dėl išmetimo visko už borto? Atsikratyti visko, kas kelia pavojų laivui. Taigi tu esi bėdoje ir tave nepaprastai krečia audra. Tikriausiai jau sergate jūros liga. Taigi palengvinkime laivą. Trečią dieną jūrininkai savo rankomis išmetė kai kurios laivo įrenginius. Ar tai nebeprotybė? Jūs atsikratote to, kas turėtų padėti jums ir sutvarkyti šį reikalą ir pasiruošti tam. Ar dabar pasikliaujate vien tikėjimu? Taip, nes atsikratėte visko, ko manėte būtina. Taigi, mes sėdime paskutinėje bažnyčioje, taip, per šią audrą keliaujame į galutinį tikslą. Ir dabar mes atsikratome visko, prie ko laikėmės įsikibę, kad pasitikėjome savimi. Ir dabar pasitikime tik Dievu. Gerai. Ilgą laiką, nematydami nei saulės, nei žvaigždžių, smarkios audros blaškomi mes galiausiai praradome bet kokią viltį išsigelbėti. Gerai, dabar turime didelių problemų. Nėra saulės, nėra žvaigždžių, tamsu. Ar šis pasaulis tamsoje? Taip. Ar vis tamsėja? Jokios saulės. Ir man patinka Biblijos eufemizmai. Nemaža audra. Taigi, smarkios audros blaškomi mes galiausiai prarandame bet kokią viltį išsigelbėti. Ar šiandien žmonės nenusivilia? Koks savižudybių rodiklis? Manau, kad tai eskaluojama. Iš tikrųjų, tai baisu. Tai baisu, tiesa. Nėra vilties. Depresija, nerimas, nėra vilties. Ir tada tie žmonės eina į COP28 ir susuka daug melo ir sako, kad čia ir slypi problema. Problema slypi ne ten, problema slypi kitur. Būtent, jie eina ir spjaudosi baimę. O ši nemenka audra iš tikrųjų yra didžiulė. Ir jie tiesiog bando vėl viską suversti ant jūsų. Ar jie klauso Pauliaus? Ne, visiškai ne. Jie pakeliui į kažką patogaus, bet iš tikrųjų jie audroje, kur jiems nieko nepriklausys ir bus laimingi. Gerai, tesk. Žmonės jau ilgą laiką nieko nevalgė. Paulius priėjo prie jų ir tarė, vyrai, reikėjo paklausyti manęs ir neplaukti nuo Kretos į jūrą. Būtų išvengta pavojų ir nuostolių. Tiesiog sustokime čia. Yra kita galimybė. Paulius turi galimybę pamokslauti ir jis sako, turėjote klausyti, bet nenorite klausyti. Jūs manote, kad tai bus patogu, tai nebus patogu. Ir problema ne ten, kur jūsų manimų yra. Problema daug gilesnė ir jūs nevalgėte? Ne.
Apie kokį maistą galėtume kalbėti dvasiškai? Biblija. Tu to neklausai, o žiūri į klimato kaitą. Taip, jūs nepriėmėte pranašystės dvasios. Ši audra, Martinai, buvo klimato kaitos pasekmė prieš 2000 metų. Niekada dar nebuvo tokios audros, tai klimato kaita. Taip, ne. Dvasinis nuosmukis, tai buvo problema. Ir tai yra ir šiandienos problema. Gerai. Kokia buvo problema Sodomoje ir Gomoroje? Tas pats. Jie turėjo daug laisvalaikio. Taip, patogaus laiko. Jiems buvo patogu. Gerai. Tačiau ir dabar patariu nenusiminti. Niekas iš jūsų nežus, tik laivas. Gerai, taigi įvyks nelaimė. Šią naktį man apsireiškė angelas Dievo, kuriam aš priklausau ir tarnauju, ir pranešė: nebijok, Pauliau, tu privalai stoti prieš Ciesorių. Todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavimi plaukia. Oho, tai nuostabu. Įžengė pranašystės dvasia. Būtent audros viduryje įžengė pranašystės dvasia. O tie, kurie klausysis, kas bus? Jie bus saugus kartu su kitais, kurie eina su Pauliumi. Visi, kurie eina su Pauliumi, bus išgelbėti. Visi, kurie priims žinią, bus išsaugoti. Koks nuostabus pažadas. Skaityk čia. Tad vyrai drąsiau. Aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta. Jis tiki Dievu. Taip. Ne COP28. Ne. Ir jis ateina su žinia iš Dievo, kurią angelas jam parodė. Taigi audra yra kaip pasekmė arba kaip priemonė jums susivokti. Bet jūs galite sakyti, kad audra yra klimato kaitos pasekmė ir tai nepadėtų jums susivokti. Tai tik sukeltų didesnį idiotizmą. Tai tik dar kartą tave apramins, kad tai ne tavo kaltė, tai vėl kažkas kaltas. Gerai. Mus išmes į kokią nors salą. Kai buvome svaidomi Adrijos jūroje 14 naktį, apie vidurnaktį jūreiviams pasirodė, kad artėjame prie sausumos. Mes susidursime su sala. Taip. Sala čia dar nepaminėta. Bet yra vidurnaktis, tai įvys apie vidurnaktį. Martinai, kai pasieksime šio pasaulio istorijos vidurnaktį, įvyks susidūrimas. Esu tikras, kad esame po 11 valandos, taigi Evangelijos laivas susidurs. Gerai, tęskime. Jie išmetė grimzlę ir nustatė 20 jūros sieksnių gylį, išmatavę dar kartą berado 15. Bijodami užšokti ant povandeninių uolų, jie išmetė iš paskuigalio 4 inkarus ir ėmė laukti aušros. Martinai, darosi vis pavojingiau. Siaučia audra, vanduo darosi seklesnis, mes sudušime. Jie išleido 4 inkarus. Jie tikrai nenori sudušti, tiesa. Ir jie laukia aušros. Pradedame laukti šios ateinančios dienos. O, aš taip pat. Ar tu nelauki tos dienos? Negaliu išsakyti, kiek aš jos ilgiuosi. Aš laukiu aušros. Oho, kas atsitiks? Jūreiviai mėgino pabėgti iš laivo. O, ką jie darė? Jie norėjo pabėgti. Tai negali būti tas teisingas laivas. Ne, aš išlipu. Gerai. Tęsk. Jie nuleido į jūrą gelbėjimo valtį, neva norėdami išmesti inkarus laivo priešakyje. Gerai, taigi čia yra žmonės laive, kurie nusprendžia, šis laivas nedaplauks, aš einu iš čia. Aš nuleidžiu savo gelbėjimusi valtelę. Gerai. Jie turi 4 inkarus gale, laikančius laivą, traukiančius iš galo, bangos daužusi į nugarą. Taigi dabar jie apsimeta, kad ir priekyje nuleidžia inkarus. O tai beprasmiška. Ir jie iš tikrųjų nori sėstis į valtis ir pabėgti iš laivo. Taip. Koks yra Pauliaus atsakymas? Paulius įspėjo šimtininką ir kareivius. Jeigu šitie nepasiliks laive, jūs neišsigelbėsite.
Tai tikriausiai labai svarbi eilutė. Šiame gyvame palyginime yra ši eilutė. Jei nepasiliksite laive, klausykitės, ką Paulius sako. Klausykite pranašystės dvasios, kuri apėmė jį. Jūs pražūsite. Žmonės labai pyksta šiais laikais, kai mes taip sakome. Perfrazuokime. Užsitepkite super klijų ant nugaros ir pasilikite laive. Gerai. Tada kareiviai nukapojo valties virves ir leido jai nukristi į jūrą. Dar nepradėjus švisti, Paulius paragino visus valgyti sakydamas: šiandien jau 14 diena, kaip jūs laukėte nevalgę, nieko burnoje neturėjo. Todėl aš jūs prašau valgyti. To reikia jūsų išsigelbėjimui. Ne vienam jūsų nenukris nė plaukas nuo galvos. Gerai, Martinai, štai čia jie. Jie iš tikrųjų dabar nupjauna lynus, žino, kad tai nenaudinga, ką jie bando daryti. Jie atsisakė minties išlipti iš laivo. Taigi visa tai turi labai specifinę prasmę. Ir jis sako, pavalgykite. Senajame karaliaus Jokūbo vertime valgis reiškia maistą. Jei tai būtų mėsa, tada jis būtų pasakęs mėsą, tiesa. Ir jis vis mini 14 dieną. Ir tada sako, jūs nieko nevalgėte, jie dvasiškai badavo. Taip, priimkite Dievo žodį. Taip, nebūkite kaip kvailos mergelės. Eikite ir mokykitės. Pažiūrėkite, kur mes esame laiko srovėje. Eikite ir valgykite Dievo žodį. O tada, kas bus, tai bus jūsų sveikatai. Taip, tai jūsų pačių labui. Ar tai tik dvasinė sveikata, ar gali būti ir fizinė sveikata? Be abejo, dėl fizinės sveikatos taip pat. Taigi čia yra net sveikatos žinia. Ir kas nutiks, jei tai padarysite? Nei vienam iš jūsų nenukris nei vienas plaukas nuo galvos. Tai geras pažadas, Martinai. Ar randate šį pažadą ir kitur Biblijoje? Oi, daug kur, daug kur. Tai pasakęs, jis paėmė duonos visų akivaizdoje, padėkojo Dievui. Ar jis rodo pavyzdį? O taip. Tai sugrąžina mus prie duonos davėjo. Laužė ir pradėjo valgyti. Tuomet visi pralinksmėjo ir ėmėsi valgio. Gerai. Kaip svarbus yra pavyzdys? Labai svarbu. Jie iš tikrųjų tampa vienodo mąstymo. Ar audra nurimo? Ne. Vis dar siautėja. Siautėja, tiesa. Bet jie turi gerą nuotaiką, nusiramina. Todėl audros viduryje galite būti ramus. Taip. Jei valgai ir priimi Dievo žodį. Gerai, tęskime. Laive iš viso buvome 276 žmonės. Pavalgę jie palengvino laivą, išmesdami jūron javus. Martinai, jie paėmė duoną, valgė ją, pasisotino, o dabar jie ima javus, tai buvo laivo krovinys. Ką reiškia javai? Gyvenimo duona. Ir ką jie su jais daro? Išmeta juos į jūrą. Ką reiškia jūra? Minios tautos ir kalbos. Gerai. Taigi dabar jie pasiruošia daryti tai, kam jie buvo pašaukti. Tai yra pavyzdys. Nepaisant to, kad šiame laive buvo netikinčiųjų. Tai yra gyvas palyginimas apie tai, kas vyksta Evangelijos laive. Rytui išaušus jūreiviai negalėjo pažinti žemės, tik tai pastebėjo nedidelę įlanką lėkštais krantais, į kurią, jei bus įmanoma, jie nutarė pasukti laivą. Jie vis dar ieško išeities, bet neras. Ne. Ir audra vis dar siaučia. Jie bando rasti lengvą kelią, švelniai prišvartuoti laivą. To nepavyks. Gerai. Nupjovę inkarus paliko jos jūroje, atleido vairo diržus ir iškėlę prieš vėją priekinę burę, leidosi į krantą. Tai nuostabu. Jie dabar nusprendė, kad pakels inkarus, pakels pagrindinę burę
ir siaučia jų audringas vėjas ir jie plauks pirmin. Ir dabar jie eina į kaktomušą. Atsidūrė prie seklumos, kur susitinka dvi jūros, jie užšokdino ant jos laivą. Tiesioginis vertimas. Gerai, kur susitinka dvi jūros, tai įdomus teiginys Biblijoje. Ar gali būti, kad minios žmonės, tautos susitiks būtent šioje vietoje? Kitaip tariant, susidurs dvi mąstysenos šioje konkrečioje vietoje. Šioje vietoje, kur vyks šie akistata ir vyks susirėmimas. Priekis liko tvirtai smigęs, o paskui galis ėmė irti nuo smarkios mūšos. Taigi laivas iš tikrųjų pradeda lūžti, bet jūs pasiekė tam tikrą labai svarbų tikslą. Jis tvirtai įsmigo šioje akistatoje, jis nepajudės. Tai lyg Liuciferis sakytų Gabrieliui, hei, tu čia nepraeisi. Tai yra paskutinė akistata. Jei Gabrielius negalėjo to atlaikyti, kas turėjo ateiti ir padėti? Mykolas. Aha, tęskime. Tuo metu kareiviai sumanė išžudyti kalinius, kad kuris išplaukęs nepaspruktų. Ar gale bus mirties dekretas? Taip, tikrai. Kai tai atsitiks, iškart po to bus išleistas mirties dekretas. Taigi mes turime paaiškinti, tas laivo tvirtas įstrigimas, ši konfrontacija yra tada, kai bus įvedamas sekmadienio įstatymas. Taip, bet mirties dekretas čia dar neįvestas. Taip, jis bus įgyvendintas tik vėliau, šiek tiek vėliau. Štai kodėl jie sako, atėjo laikas išžudyti, bet ne, jie apie tai tik kalba, bet dar neįgyvendina. Gerai. Bet šimtininkas, gelbėdamas Paulių, sutrukdė jų sumanimą. Taigi Dievas sulaiko šį paskutinį dalyką. Jis įsakė, kad mokantis plaukti pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą, o kiti tai padarytų kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužų. Šitaip visi išsigelbėjo ir pasiekė žemę. Gerai, taigi jie liko laive, o dabar laivas lūžta, yra siaubingas kratimas, bet jie vis tiek laikosi įsikibę laivo lentų. Taip, jie nepaliko laivo gabalų, jie vis dar plaukia. Taigi tai yra paskutinė audra, o dabar yra šis paskutinis susidūrimas, kai susitinka dvi jūros, susitinka dvi mąstysenos, susidurs dvi mąstysenos, įvyks minčių susidūrimas. Taip, argi tai neįdomu? Tai yra įdomu. Aš nežinau, kodėl mes pasirinkome šį pavadinimą. Gerai, eikime į Apaštalų darbų 28 skyrių ir perskaitykime. Dabar taip pats paskutinis įvykis pavaizduotas Apaštalų darbų knygoje. Jie dabar yra šioje saloje ir mes dabar norime sužinoti, kaip vadinasi ši sala. Taip. Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Malta. Gerai, taigi dabar jie žino, kur jie yra. Tai Maltos sala. Tai Romos katalikų bažnyčios karinės dalies būstinė. Taip, Maltos riteriai. Tai armija. O jei pažvelgsi į pasaulio karalių emblemas, jie visi nešioja Maltos riterių emblemas. Ar įvyks konfrontacija su religiniu ir politiniu pasauliu? Taip. Tos regalijos yra Maltos riterių kryžius. Taip, Maltos kryžius. Taigi bus mąstysenos konfrontacija, o konfrontacija yra tarp Evangelijos žinios ir karinės religinės galios, kuri valdys pabaigoje. Ir ji vaizduojama kaip Maltos sala. O žmonės ten barbariški. Barbariški. Tai baisu pasakyti apie Maltos riterius. Jie taip gražiai rengėsi visomis tomis regalijomis. Tęskime. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai. Užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lijo ir buvo šalta. Taigi čia buvo lietus. Jie buvo sausumoje ir čia buvo gausybė lietaus
todėl jie užkūrė ugnį. Ar turėtume užkurti ugnį lietaus gausoje? Iš tikrųjų galėtume pradėti kurstyti ugnį dabar, kai dar tik krenta lietaus lašai. Argi Jeremijas nesakė, jo vardu daugiau nebekalbėsiu, bet jis kaip ugnis įsilepnojusi mano širdyje, visomis jėgomis stengiausi jį nuslopinti, bet nepajėgiu. O čia lietaus gausybė. Ar tai vėlyvasis lietus, kai mes susidurėme su barbarizmo jėgomis? Aš taip tikiu. Gerai. Ir kai kurie iš jų rodo mums nemažą gerumą. Taip, tai labai įdomu. Taigi, ne visi, kurie yra įstrigę šioje barbariškoje situacijoje, yra priešiški šią idėją, tiesa? Ne. Ar tai atsitiks per vėlyvą lietų? Būtinai. Gerai, tęsk. Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros iš laužo iššoko angis ir įsikirto jam į ranką. Pamatė prikibusi prie rankos šliužą, gyventojai ėmė vienas kitam kalbėti. Tas žmogus tikriausiai žmogžudys, išsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi. Gerai, ši konfrontacija arba ši istorija yra ta, barbarai žiūri į tai, kas vyksta su Pauliumi. Barbarai, kas yra barbarai? Europos tautos, tai 10 ragų buvo vadinami barbarais. Taigi čia yra Danieliaus aido atgarsiai. Taip. Ir viena iš priežasčių, kodėl jie buvo vadinami barbarais, kai kurie mano, kad dėl to, kad jų kalba buvo kitokia ir jie negalėjo jo suprasti ir jie sakė, kad tai skamba kaip ba. Todėl jie juos pavadino barbarais. Tai tik viena iš istorijų. Gerai. Taigi čia yra barbarai, kurie šiais laikais būtų siejami su 10 ragų. Ir jie žiūri į jį ir gyvatė įkirto. Ir kas atsitiko? Tačiau jis nupurtė šliužą į ugnį, nepatirdamas nieko blogo. Gerai. Bet jie taip pat ėmė kalbėti. Tas žmogus tikriausiai žmogžudys, taigi jie labai skeptiški prieš jį. Bet tada jie pamato, kad jam nieko neatsitiko. Biblijoje yra pažadas, kad tu trypsi ant skorpionų ir gyvatės tave įkas ir tu gersi nuodus ir tau nepakenks. Tai nebuvo labai ryškiai matoma per visą krikščionišką epochą. Bet tai yra pažadas dėl vėlyvojo lietaus. Taip, kai ši konfrontacija bus nuožmumo būsenoje. Teisingai. Taigi tai buvo ir pažadas ankstyvajam lietui. O dabar tai įvyks per vėlyvąjį lietų. Tai yra Dievo dvasios išliejimas. Taip. Ir kai tai atsitiks, tie žmonės sako, oho, jam nieko neatsitiko. Gyventojai laukė, kada jis ištins ir kris negyvas. Laukė, nesulaukė ir pamatė, kad jam nesidaro nieko blogo, jie pakeitė nuomonę ir ėmė kalbėti, jog jis yra dievaitis. Gerai, taigi dabar jie žiūri į jį kitomis akimis. Netoli tos vietos buvo vyriausių salos valdininko Publijaus valdos. Jis mus priglaudė ir 3 dienas bičiuliškai globojo. Tuo metu Publijaus tėvas buvo susirgęs karštinę ir viduriavimu. Paulius užėjo pas jį, pasimeldė, uždėjo ant jo rankas ir išgydė. Po šito įvykio ir kiti salos ligoniai ėjo pas Paulių ir buvo išgydyti. Už tai žmonės mus didžiai gerbė, o išvykstant aprūpino viskuo, ko mums reikėjo. Gerai, Martinai, taigi po šią vėlyvojo lietaus gale ar atsiras ženklų ir stebuklų, kurie lydės tikinčiuosius? Ar bus išgydymai? Bus išgydymai ir aš tikiu, kad tai parodo ir žmonėms, kurie išeis iš tų barbarų ar iš tos Babilono valstybės. Taip. Po 3 mėnesių mes išplaukėme Aleksandrijos laivu žiemojusių saloje. Jis turėjo Dioskūro ženklą. Atplaukę į Sirakūzus prastovėjome 3 dienas. Tada, buriuodami palei krantą, pasiekėme Regijų ir dar po dienos ėmus
pūsti pietų vėjui, per 2 dienas atvykome į Puteolus. Ten susitikome su broliais. Jie pakvietė mus 7 dienas paviešėti. Taip mes atvykome į Romą. Gerai, taigi čia yra ta akistata ir galiausiai Romoje bus kurį laiką nelaisvė kai kam ir bus galutinis rezultatas. Žinai, Martinai, mums nereikia dabar aptarinėti likusios dalies paskutinio Pauliaus gyvenimo įvykių ir visų šių dalykų, paskutinės kelionės ir ten vykusio konflikto istorija dabar iš esmės užbaigta. Taip, iki konfrontacijos Maltos saloje. Taigi tai yra gyvas palyginimas arba galimas gyvas palyginimas. Nebūkime dogmatiški, kad nepatektume į bėdą. Ne, nes jau matosi rezultatai. Tai vis dar vystosi. Tai vis dar vystosi. Gerai. Žinai, Martinai, užbaikime tai keliais teiginiais iš pranašystės dvasios, nes žmonės turėjo klausytis Pauliaus. Galbūt jie turėtų skirti šiek dėmesio ir šiems dalykams. Taip. Tai iš knygos Didžioji kova. Audrai priartėjus, dauguma tų, kurie tikėjo 3 angelo žinia, bet nebuvo ištikimi tiesai, nepakluso jai, atsisakys savo pažiūrų ir įsijungs į priešininkų gretas. Aš manau, kai kurie išlips iš laivo, bus atsijojimas. Kai jie susivienys su pasauliu ir pritars jo dvasiai, jų požiūriai įvairiais klausimais taps panašus į pasaulio. Atėjus išbandymų, jie bus pasiruošę rinktis lengvą ir populiarią poziciją. Jie nori patogios pozicijos. Talentingi, malonių manierų žmonės, buvę tiesos pusėje, naudos savo sugebėjimus, kad apgaudinėtų ir klaidintų žmonės. Jie taps pačiais aršiausiais buvusių brolių priešais. Kai Šabo dienos šventėjai bus patraukti į teismą, kad atsakytų už savo tikėjimą, šie išdavikai bus patys aktyviausi šėtono padėjėjai. Jie klaidingai apibūdins bei kaltins buvusius brolius ir seseris ir melagingais gandais bei šmeižtų kursis prieš juos vyresnybę. Daug to galite rasti šioje paskutinėje dalyje, kurios mes dabar neskaitėme, 28 skyriuje. Tiesiog perskaitykite, kas ten atsitiko, kaip vyko konfrontacija, kai kurie tikėjo, o kiti netikėjo. Taip ir atsitinka. Ir taip atsitinka, kai išlipi iš laivo. Taip ir atsitinka. Taigi, Martinai, nepalik laivo? Taip. Vakar sapnavau įspūdingą sapną. Maniau, kad tu plauki stipriame laive, plaukiančiame labai neramiu vandeniu. Kartais bangos daužėsi per viršų ir tu permirkai vandeniu. Tu sakei, aš išlipsiu, šis laivas skęsta. Prisimeni Paulių žodžius, jei nepasiliksi laive, tu nebūsi išgelbėtas. Taip. Ar mus gelbėja laivas? Ne. Jūs turite šiek tiek plaukti ir prilipti prie lentos. Tavęs neišgelbės laivas, išgelbėja tikėjimas. Tikėjimas tave gelbsti. Ne, pasakė tas, kuris pasirodė esąs kapitonas. Šis laivas niekada nenuskęs. Bet tu atsakei, aš būsiu nuplautas už borto, kadangi aš nesu nei kapitonas, nei jūreivis, kam tai rūpi. Aš rizikuosiu su ta valtele, kurią matai ten. Kapitonas pasakė, neleisiu tavęs ten, nes žinau, kad valtelė atsitrenks į uolas, dar nepasiekdama uosto. Tu atsitiesiai ir labai teigiamai pasakei, šis laivas taps nuolauža. Aš matau tai taip aiškiai, kaip tik gali būti. Kapitonas pažvelgė į tave skvarbiamis akimis ir pasakė tvirtai, aš neleisiu tau prarasti gyvybės plaukiant tą valtelę. Mes negalime paimti šios istorijos ir padaryti ją absoliučią paralelę to, ką prieš tai skaitėme. Ne. Tai kalba apie Evangelijos laivą, kuriame jūs turite likti. Taip, čia taip pat buvo laivas, kuriame turėjai likti. Vyko paskutinė akistata. Bet esmė ta pati, nepalik laivo. Šis laivas turi tiesą, šis laivas turi viską, ko jums reikia. Teisingai. Neikite į kitus laivus ir nemėginkite mėtyti akmenis į šį laivą. Teisingai.
jo karkaso mediena sukirmijusi. Neikite ir neprisijunkite prie Babilonijos laivo. Ir jis yra apgaulingas laivas. Jei turėtum daugiau žinių, galėtum atskirti, kas netikra ir kas tikra, kas šventa ir kas paskirta visiškai sužlugdyti. Martinai, jei tu turėtum daugiau žinių ir įžvalgumo, žinios ateina skaitant ir valgant Dievo žodį. Taip, įžvalga atsiranda per paklusnumą visiems principams. Net ir tiems, kurių pavyzdys buvo Danielius. Taip, kad tavo protas taptų aiškus, kad turėtum įžvalgumą teisingai. Todėl gali atrodyti, kad bažnyčia tuoj grius, bet ji negriūna. Ji lieka, kol nusėdėjėliai Sione bus išsijoti. Pelai atskirti nuo brangių kviečių. Tai baisus išbandymas, bet vis dėlto jis turi įvykti. Likite laive. Laivas pakeliui į galutinę akistatą. Taip, įvyks minčių susidūrimas. Ir tu esi arba su viena, arba su kita puse. Ir tai yra, aš tikiu, pasakojimas pateiktas gyvame palyginime Apaštalų darbų knygoje. Ir jei tai bus ar ne, aš manau, kad tai yra nuostabios pamokos. Ir turėtume mokytis, kad galėtume būti tarptų mergelių, kurios įeis į vestuvių puotą. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, kokia nuostabi istorija, kokios gražios pamokos slypi tavo žodyje. Padėk mums tai vis labiau vertinti ir padėk mums, Viešpatie, išmesti javus į jūrą, kol dar nevėlu. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.